Pradėkim nuo tikrai visiems svarbios žinios. Ir aš žinau, kad jūs žinot, kaip reikia elgtis. Bet nesielgiat, garantuoju. Štai, jums ženklas, apie ką mes dabar kalbėsim. Ar yra po ranka dabar pas jūs visus kaukė? Galvą dedu. Jeigu ir yra, tai tik pas vienetus ir tai atsitiktinai numesta. Taigi, COVID-19 vėl kelia savo galvutę ir kyla į ataką. Lietuvoje daugėja viršutinių kvėpavimo takų susirgimų, ypač COVID atvejų. Praėjusią savaitę užfiksuota ir daugiau nei 90 sulaukusio paciento mirtis. COVIDas jau paplitęs tarp gydytojų. Jau yra, dėja taip yra. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras fiksuoja augančių susikrėtimų COVIDų skaičius. Virusas yra šiek tiek pakitęs. Tai natūralu, jeigu yra pakitęs virusas ir mes neturim tam pakitusiam virusų imunitetų, tai reiškia nepersirgom praeitais metais, nesiskiepijam nuo COVID ligos, tai natūralu, kad mes esam imlus šitai infekcijai. Šiuo metu šalyje dominuoja naujas Omikron potipis. Praėjusią savaitę nuo COVID mirė vyresnis nei 90 metų asmuo. Geriausia prevencija – vakcina. Keletą dienų pastebim, kad yra susidomėjimas, kad klausia, kada bus vakcina. Vis dėlto klausiančiųjų mažuma. Už lango šildant saulei žmonės skiepytis neskuba, nors tai daryti reikėtų būtent dabar, kad susiformuotų imunitetas. Kol kas per mėnesį visoje šalyje pasiskiepijo vos 40 žmonių. Nedarykim iš to panikos, skaičiai iš tikrųjų katastrofiški. 40 žmonių, tai tas pats kas nieko. Čia iš tikrųjų... Čia net lašas vonioj, net ir taip tinka pavadinti, net ne okeane. Ir taip tinka pavadinti, situacija yra dramatiška. Aš manau, šiuo atveju turėtų kreiptis į tautą, kaip tada tais laikais, kai kovojam aktyviai su nematomu priešu, gerovės valstybės kūrėjas Gitanas Nausėda. Ir kreiptis į tautą jis turėtų su respiratorium, kaip mėgsta, ir su guminiam pirštinėm, bent jau.